Labą rytą. Ankstyvas rytas. Kažkaip 5 valandas ryto. Šiandien pas mus kas lapkričio 15. Važiuoju, pasiimsiu kolegą, pasiimsim varikliuką, varysim prie tvenkinio, pavilkiausim. Pažiūrėsim, kaip plėšrūnai kimba. Gal kokią lydekaitę paklius. Vakar lyjo čia visą naktį lyjo. Ir dieną lyjo, ir naktį. Bet šiandien turėtų būti gerai. Bet jau žiema artėja. Gerai, įsijungsim jau tam. Nu va, vietoje. Va, kaip gražu. Vėjo nėra. Jau tiltukas biški šąla net. Varikliukas. Jau beveik ir 8 valandas ryto. Nu tai toj. Išsipakuosim. Valčiukę paruošim. Vainiuk. Ir ką varysim, bandysim, žiūrėsim, kas čia bus. O, dar grybai auga kažkokie. Nu, turbūt dar ne paskutinį kartą. Valim po kojas prie tiltuko net. Dar. Turbūt dar važiuosiu. Nu, pasigražėkit. Nu, atsidarėm. Pirmą yra vainiuk. Nu, tokia. Kiek čia maždaug? Kylas. Gerai, žiūrėsim, kol kas prikabinsim. Tai va, čia kas čia pas mus 8:30, a 8:30, galim sakyti, išplaukėm. Vieną lydeką yra. Ką tik va čia ant posūkio. Antras buvo kibimas, 2 stiprus smūgiai, bet vainiuk... Ne, čia nepaėmėm. Gerai, darom dar ratuką, sukam toliau šitą reikalą. Saulė šviečia, pažiūrėkit kaip čia. Sakė, ne į gerą čia, nereikia tos saulės, sakė, trukdo žvejot. Sanė sakė, liemenėlę nusiems ir įdegintis. Nu, jo, mažai trūkstas. Žiūrėkit, kaip gražu. Čia sala. Čia vasarą aš buvau. Aš irgi kažkaip buvau.
Gabaliukas. Ką čia antra pas mus? Nu, toks karandašokas. Ja, 1,5 kilo. Nu, bet bent jau, kiek čia kokia jau virš valandos, šiaip tuščiai, bet vainiuk traukia vainiuk. Gaila, nes labai mažutė. Ui, liežuvis įkabina. Ai, negerai. Toks, iš vis galvojam žolės. Traukiu. Opa. Žiūrėlika. Bučkės. Opa. Ate. Žiūrėkit, kaip čia pasikeitė viskas. Ryte nei bangų, nei nieko, saulė šviečia, dabar va. Viskas apsiniaukė, kokias bangas. Žiūrėkit, kaip apsiniaukia, nieko nematau. Nu, visiškai apsiniaukė. Bangos. Rado bangos. Vėl nieko nematau, bet gal kažką tai. Vėl nieko nematau. Bet meškerytės dirba savo darbą. Be abejo. Nu va. Jau čia baigėm susidėliot. Tai va, viskas, važiuoju jau namučio. Kas gero, tai 2 lydekos ir dar 2 kibimai. Vienas buvo per centro ežero, 2 smūgiai, bet neužsikabino. O dar vienas tai toks, matyt, geriausia buvo lydeka, stiprų smūgį užsikabino, traukiam ir kažkur pusiaukelėj nuėjo, bet buvo tikriausia didžiausia, nes matėsi pagal lenkimą, pagal smūgius, prieš tai 2
Nu, viena iš vis nedidelė, o kita kokia kilograminė. Tai taip, ten traukė, tai net galvoju, kad gal žolę traukė, bet... O ta trečia buvo, tai gera. Bet nuėjo. Tai va, atplaukė, virš 5 valandų atplaukėm, oras geras. Dabar jau stipriai šalo, jau tik 1 laipsnis. Tai ką, pasikepėm šašlakiuko labai skaniai, pavalgėm. Nu ir viskas, jau namie. Bet važiuosim dar. Tai va, dar pafilmuosiu. Gerai, tai visiems ačiū. Iki.